Ką ten žiūri? Kurva, kaip čia sukuria tuo dirbtinį intelektą melą, tai eiktų nach. Nu, dirbtinis intelektas moka sukurt. Reikia reportinti. Žiūrėk. Laukiam tavęs, voveriukai. Ateik išsitepęs. Čia turbūt dirbtinis intelektas voveriuko ateitį nuspėjo. Aš tau parodysiu, ką su mane su Verute kaip sukūrė. Žiūrėk, te kaip mane su Verute padarė. O, Petrai, spėju, tu ten jau ir Verutę padaręs. Ir mes va turėsim pasiekmes va šitaip ateity. Tai spėju, vaikas gims iškart turėdamas 100 štukų followerių. Tai už tai ir paskui vaikai tokie būna. Spėju, vaikas perims abiejų talentus, tai ne tik dainuos. Da bus baisiau negu įsivaizduojat. Gali būti ir taip. Dar žiauresnių dalykų aš jums parodysiu, kas tai tokie yra. Padėk tą telefoną. Eik na hui, pidarė. Prašau drausminę. Man po hui vištą. Sebe, suka! Kodėl TikTokas leidžia rodyti tokius dalykus, už tokius dalykus turėtų kaip tik neleisti, vaikam jį skatina. Na. Pažiūrėk, gal ką, linksmesnio rasi? Čia tai juokingas turinys. Žiūrėkit. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, но крутой. Petrai, blėt, greičiau išjung, čia teisybę rodo. Teisybė, tai čia yra teisybė. Tai ir sakau, jung nahui greičiau. Aš viešinsiu šitos dalykus. Taigi pizda bus. Čia yra žiaurus dalykas. Vat, kas čia dabar? Aš čia pirmą kartą gavau įspėjimą, už ką aš gavau apribojimą. Negalima rodyti teisybės. Eik tu, na čia. Man dabar va už teisybę, kad pasakiau, įpiso apribojimą, įsivaizduok. Išjunginėk dabar greit savo telefoną. Žinau, atsijungsiu. Šiuo metu abonentas nepasiekiamas. Prašome pabandyti vėliau. Laiku išjungiai. O, kai gerai, kad nieks neskambino, tai nereikės varyti nieko. Zaibys. Bet tai nereiškia, kad nieks pas tave neatvarys. Tai va laikai ateina baisus. Ir kuo baisin, tuo blogin bus.